Sveiki gyvi ir sveiki atvykę į antrą CSS web kūrimo pamoką. Kaip matote, nuo praeitos pamokos pakeičiau viršutinę mūsų dalį. Na, tas piešinukas, kuris buvo prieš tai, man netiko, nes biški nesiderina spalvų, tad pasiėmiau kažkokį tamsesnį. Dar ką norėčiau pasakyti, tai jeigu nematėte pirmos pamokos, tai būtinai pažiūrėkite, nes mes tiesiog tęsime tai, ką pradėjome joje. Ir jeigu nesuprantate iš vis, kas čia vyksta ir ką čia matote, tai patariu pažiūrėti mano XHTML ir CSS pamokas, nuo pačios pirmos iki paskutinės. Na, bent jau iki vidurio, tarkime, ir patys nuspręsite, kiek jums yra reikalinga žinoti. Daugiau informacijos, aišku, sužinosite nuėję mano tinklapį eligijus.lt, pavadinimą matote apačioje. Ir žinoma, linkas bus description YouTube channel'e. Tai vat, na gerai, iškart galime tada šokti prie mūsų kodo. Pirmiausia, tai aš norėčiau pradėti nuo HTML indekso failo. Ir kur yra mūsų ID viršus, norėčiau šį bei tą pakoreguoti. Pirmiausia, tai ištrinti užrašą ir jį praskirti, nes dirbsime jame. Jame susikursime dar vieną ID. Žinoma, bus divo tagė. Ir tą ID pavadinkime, tarkime, horizontalūs mygtukai, tarkime, hormig. Nu, daleiskime taip. Ir ką aš čia dabar norėčiau padaryti jame. Pirmiausia, tai aš norėčiau susikurti unordered listą. Ir jame susikurti, tarkime, na, 4 listus turbūt. Ir, aišku, aš čia pasikopijuosiu, galbūt iš tikro darysim. Taip, jo, iš karto prisiskirsiu A. Na, kas tas A taip pat žinote, jeigu nežinote, tai vėlgi sakau, eikite ir žiūrėkite mano XHTML ir CSS pamokas. Gerai, padarykime 4, ne? Dabar, aišku, jūs nesuprantate, kas čia yra, bet viską palaipsniui toj ir išsiaiškinsime. Gal aš geriau su skaičiukais. Tai va. Bent jau bus vienodai simbolių. Tiek pat simbolių. Visuose 3. Na ir aišku, mums reikia tą linką nusistatyti. Tai žinom, bus mano tinklapis. Štai, mes turime dabar ID hormig, horizontalūs mygtukai, ir jisai yra mūsų viršus divo tagė. Na, esmė tame, kad mes, kaip matote, divus kūrėme vieną kitame. Ir dabar, kadangi mes jau turime linkus, mes iš karto galime šį bei tą pasirašyti. Aišku, gavau nusiskundimų, kad pirmoje pamokoje iš pradžių viską surašiau, o tik tada parodžiau, kaip atrodo, ir prašė po kiekvieno žingsnio iš karto rodyti, kaip tai atrodo, na, svetainėje. Taigi, kaip matote, aš neįseivinau. Na ir rezultatas būtų toks.
4, na, aš paryškinsiu gal, kad būtų aiškiau. 4 mano linkai ir taškai, tie dotai priekį. Na, unordered listas paprastai toks ir būna. Tai, gerai, dabar CSS kalboje iš karto, kur yra viršus, aš po jo ir norėčiau dirbti toliau. Na, nes čia vis tiek susiję bus. Vėl rašau tagą, ne tagą, o ID viršus. Dedu tarpą ir rašau A. A reiškia, kad dirbsime su linkais. Būtent kažką jam priskirsime. Taigi, pirmiausia, ką aš norėčiau priskirti, tai turbūt, na, gerai, pradėkime nuo color. Spalva bus balta. Text decoration. Underline. Toliau font with bold. Font family galima statyti. Na, vis tiek norėtųsi, kad tie linkai kažkiek išsiskirtų iš viso kito šrifto, tarkime, kas bus mūsų tinklapyje. Ferdana tebūnė. Ir font size galbūt nusistatysim. Kokį 14 pikselių. Tarkime, taip. Gerai, čia mes nusistatėme, kaip turės atrodyti linkai. Aišku, kaip jūs jau prašėte, aš iš karto rodau skirtumus. Ir kaip matote, mūsų linkai pasidarė balti. Pabraukti ir bold. Na, paboldinti ir 14 pikselių dydžio. Na, čia viską puikiai suprantate, nes aš tikrai tikiu jumis, kad jūs prieš tai žiūrėjote mano visas pamokas ir suprantate, ką aš čia darau. Gerai, toliau viršus mūsų vėl linko tagas ir, kaip žinote, yra 4 tago tipai. Na, kodėl aš vis primenu, bet nežinau, iš principo gal ar iš įpratimo, na, nesvarbu. Gerai, tai visų neimsim, paimkime kelis. Tai pirmiausia bus visited, ne? Tarkime, pradėsime nuo visited. Dabar ką aš jam norėčiau priskirti? O aš jam norėčiau priskirti, na, tebūnė. Vėlgi spalva. Spalvą darysim gal black, sakykime. Toliau text decoration. Underline'as tebūnė ir, na, font weight bold. Vėl. Gerai, užteks tiek. Vėlgi, nieks neturėtų pasikeisti, nes... na, pasikeis, nes, tipo, aš jau lankiausi. Nors realiai turėtų būti balti. Na, nesvarbu, gerai, žiūrim toliau. Dėl to aš nelabai mėgstu iš karto rodyti, nes dažniausiai būna pasikeitę kažkas. Gerai, visite toliau eis, tarkim, hover. Oi, persiprašau. Viršus. Štai taip. Ir priskirkime hoveriui, tarkim, vėl. Color red, tarkim. Text decoration none. Ir font weight, tebūnė boldas būna. Vis dar. Gerai. Vėl saugau, vėl rodau, kaip viskas atrodo. Na, kaip ir nieks nepasikeitė, tačiau jeigu užėjusiu su pelte, kaip matote, jie nusidažo raudonai. Ir dėl to black aš gal pakeisiu visgi į white, nes, na, bent jau pradžiai, kad matytųsi, ką aš noriu padaryti, tas juodas visiškai nesimato, štai taip. Gerai, aš nežinau, kodėl ten iš karto padaro, kad aš jūs visus lankiau, nors aš nespaudžiu nei vieno, tebūnė, kol kas tik būna white'as, kad bent jau jūs suprastumėt, ką aš noriu padaryti.
O šiaip visited yra, kai jau paspaudžiat linką, jis tada pakeičia spalvą, tarkim, į tą bleką. Ir jau, jeigu būsite apsilankę, tai jis liks blekas, nebevatės. Gerai. Taigi, padarėme tiek. Toliau kursime mes turbūt klases. Man atrodo, kad aš padariau vieną nesąmonę. Taip ir yra. Aš čia tas horizontalas mygtukai aš norėjau parašyti class iš tikro, o ne ID, nes visgi mes turime, aš jau kaip minėjau, visus šitos atskirus objektus kaip ID, o viskas, kas vyks juose, aš noriu padaryti klasę. Na, linkai yra bendras viso šito viršutinio objekto dalykas, todėl jį dariau kaip ID. Nes jis absoliučiai visus linkus šitame viršutinėme dive keis būtent į tos nustatymus. Taigi, tai turi būti klasė, na, kad jos nesimaišytų ID su klasė. Ir iš karto galime, na, visų pirma, tai atrodo be ryšio, kai čia tie linkai yra ir kažkokie juodi taškeliai. Noriu aš tos juodus taškelius panaikinti ir mūsų linkus, na, tarkim, išdėlioti štai čia. Vieną šalia kito. Tarsi neinant vertikaliai, o noriu padaryti horizontaliai jos. Na, toj pat pamatysite, ką aš turiu omeny. Taigi, reikėtų susikurti mums vis dar prie viršaus klasę. Klasė, kaip žinote, rašosi štai taip ir rašosi pavadinimas. Horizontal mig, berods, ar ne? Aš jau pats prikuriu tokių, kad sunku suprasti pačiam. Taip, hor parašiau. Ai, horizontalus mygtukas, gerai. Hor mig, na štai, tikiuosi parašiau taisyklingai. Taip, ir ką aš norėčiau dabar jam nustatyti? Pirmiausia, tai aš norėčiau nustatyti, žinoma, position į absoliutę, nes, na, aš noriu, kad jie būtų būtent ten, kur aš noriu. Na, tada nuo viršaus kokius 77 pikselius ir nuo kairės 180 pikselių. Dabar noriu pasakyti dar vieną dalyką, kurį turite būtinai įsidėmėti. Jeigu naudojate position absolute, būtent kažkuriam tai iš divų ir tas divas yra konteineryje, na, tarkime, aš horizontal mig naudosiu absolute positioną, o horizontalus mig yra būtent, na, jis yra kaip ta dėžė, tarkim, ar ne, mes turim dėžę ir joje daug divų. Bet kadangi šitas divas yra ne dėžės divė, o viršus divė, tai, na, jis priklauso virštiniam. Čia, tarkime, kaip dėžė tampa, o kas joje, na, čia jau yra šitie elementai būtent tos dėžės. Ne pagrindinės dėžės, o būtent tos, nes jie įeina į šitą dėžę. Aš tikiuosi, jūs suprantate, jeigu ne, tai, na, tiesiog čia yra pirma dėžė, į kurią įeina šita visa linija. Čia jos elementai. Ir aš padariau naują dėžę, į kurią įeina būtent šitie elementai. Tai va būtent, jeigu, tarkime, mes padarome absolute positioną ir jis būna dėžėje, tai per vieną aukščiau dėžę, būtent joje turime taip pat nustatyti. Tai čia būtų viršus. Joje turim taip pat nustatyti positioną. Ir jisai turi būtinai būti relative. Nes kitaip mūsų absolute positionas, na, jis nenorės tiesiog veikti. Taip, na, gerai, aš padariau tokius dalykus. Iškart galiu parodyti, kaip tai atrodys. Kaip matote, susimaišė, čia pusė nesimato, tų taškų pilna, na, kažkokia tai betvarkė, ar ne? Ir aš galbūt jos netgi per toli nukėliau į ją. Na, mes dar pažiūrėsime, kai aš viską suvesiu. Taip, toliau. Kadangi hormig mūsų dive yra keli elementai tokie kaip UL ir
LI, na, lainas tas, listas tai yra ne lainas, tai jiems ir noriu priskirti dar šį bei tą. Taigi, UL pirmiausiai tai noriu nustatyti margin ir tai absoliučiai turi būti 0, nes, na, aš nenoriu jokio absoliučiai margino aplinkui mano UL, nes, na, aš jau position absoliutą nustačiau, aš ir tos pikselius būtent aš noriu, kad ten jie ir būtų, man jokių papildomų margin nereikia, čia ne O0 turi būti. Gerai, saugau, vėl parodau, ar kažkas pasikeitė, kaip matote, linkas pakyla biškį viršų, nes buvo margin aplinkui jį ir stumė į žemyn. Gerai, toliau, mes dar turim listą, ar ne? Taigi jam ir noriu prisiskirti listą, na, tos kažkokios tai nustatymus. Ir dabar mes būtent keisim, kad mūsų tie linkai būtų horizontaliai, o ne vertikaliai. Na ir dar šį bei tą. Taigi, pirmiausias dalykas, ką aš noriu pasidaryti, vėlgi marginą. Ir, na, aš iš tikrųjų norėčiau pakeisti tik tais į dešinę, kad būtų šioks toks atstumas. Realiai tai aš galėčiau, aišku, rašyti šitaip. Margin left ir, tarkim, na, atstumas bus 8 pikseliai. Bet aš noriu jums parodyti, kad yra dar vienas būdas taip nustatyti. Tai tiesiog rašom margin. Ir rašysim 4. Na, 1, 2, 3 ir 4. Dabar kas čia per velnias yra? Mes galime būtent nustatyti vienoje eilutėje visus 4 parametrus visų 4 pusių. Tai tarsi, kaip dabar žinoti, kur yra? Na, paprasčiausiai tai tarsi laikrodžio rodiklė pradedanti nuo 12. Tai čia būtų, žinoma, viršus, čia būtų dešinė, čia būtų apačia, o čia būtų kairė. Tai vat, ką aš nustačiau, realiai reiškia, kad dešiniai mūsų listas turės į dešinę 8 pikselius tarpą. Gerai, judam toliau ir nusistatom. Aišku, matot, na gerai, aš išsaugosiu, bet realiai nelabai čia kas matysis, nes jie neina vienas šalia kito kol kas. Kaip matote, skirtumą nesimato. Dar vieną dalyką, ką aš noriu pakeisti, tai tuos taškus, kaip matote, jie priekį yra. Aš nenoriu jų, aš noriu, kad būtų tiesiog linkas. Tai vat dabar panaikinsim šitą eilutę, ką aš parašysiu, panaikins tuos taškus. Tai turėtų būti list, brūkšnelis style, brūkšnelis type ir parašyti none. Saugom. Ir dabar pagal idėją tie taškeliai turi dingti. Volia. Liko tik tais mano linkai. Na ir aišku, kas beliko, ką aš noriu padaryti, tai juos padaryti į vieną eilutę. Padaryti. Aš vėl nusišneku, nes vėl, na, dar ne taip ir anksti, 1:30 nakties dar tik tais, tai, bet vis tiek nusišneku. Gerai, tai būtų display ir inline berods, jeigu aš neklystu. Ir būtent rodys vienoje linijoje mano visus linkus. Na, vat, kaip matote, aišku, aš jūs galiu dar biškį dešinę pastumti, na, sulygiuoti, tarkime. Na, štai mano 4 linkai, būtent tai, ką aš norėjau parodyti, jeigu aš nieko nepamiršau. Ir dabar galime iš tikrųjų patikrinti, ar jie veikia, spausiu 3 linką. Aišku, jie veikia, bet aš neturiu dabar internetas šiuo metu, todėl ir netidarė mano tinklapį, bet esmė, kad, na, aišku, galime sugrąžinti tą black. Taip, kur iš čia dabar buvo? Visited iš white į black. Na, kažkaip ir pradžioje norėjau padaryti. Tik, aišku, jeigu būtų internetas, jie degtų kaip balti, nes, na, kol jų nėra interneto, tai našikliai ir nesupranta, kur čia visited, o kur ne. Taigi, na, aš čia parodžiu paprasčiausiai, kaip padaryti tos linkus kažkokius, tai būtent kažkuriam iš šitų, na, čia viršus, tarkim, elementas, aš net nežinau, kaip čia pavadinti, kažkaip man nedirba. Kol aš nepradedu daryti tutorialų, tai man pilna galva minčių, kai tik reikia šnekėti, taip man tie pavadinimo visi ir susimaišo. Tai vat, na, viršuje,
pasitelkus šitą pamoką galite tą patį lygį padaryti kairiai, galite dešiniai, ar galite netgi apačioj visą šitą fignę. Tai vat. O kitoje pamokoje aš pamokinsiu jūs, kaip padaryti atskirą eilutę. Tarkim, na, ši čia va bus atskira eilutė šito vietoj. Ir būtent joje bus linkai. Ne kažkuriam iš mūsų jau sukurtų elementų, o sukursime specialią eilutę būtent mūsų linkams. Taigi, jeigu patinka pamokos, subscribinkite, sekite mane, nes, na, jų dar bus. Ir žinoma, jeigu patiko, palaikinkite, o jeigu kažko nesupratote, parašykite komentaruose, aš pasistengsiu atsakyti. Taigi, susimatysim trečioje pamokoje.